Tai čia yra planšetė Nexus 7 ir atsisiuntėm šitą programėlę, tiksliau įdėjau. USB Lithuanian Keyboard APK, čia Android programėlė, bandom ją paleisti, instaliuoti. Ir jūs taip pat tikriausiai pas jūs irgi bus pranešimas, kad negalima, nes neįjungti nežinomi šaltiniai. Tai reikia jungti. Ieškom šitą known sources. Taip, ir jungiam. Dabar jau unknown sources yra pažymėta. Reiškia, leis instaliuoti ne tik iš Google Play, bet ir atsiųstą programėlę. Bandom instaliuoti. Dabar yra mygtukas install, jį ir spaudžiam. Instaliuoja. Kažko neryškiai, gal arčiau pritrauksiu. Gerai matosi, kad instaliuota. Spaudžiam done, viskas padaryta. Ir dabar pamatysim, kad jau bus lietuviška klaviatūra. Tai yra nustatymuose. Galime atidaryti Language and Input ir ieškom Sigma Chip USB Keyboard. Tai būtent išoriniai klaviatūrai nustatymai. Setup Keyboard Layouts ir ieškom dabar naujai atsiradusios lietuvių kalbos. Va. Itališkai išjungiam, lietuviškai jungiam ir grįžtam. Matom, jau yra lietuviška, bet pažymim ją, kad jinai būtų jungta. Gerai. Dabar reikia išbandyti, ar tikrai gerai spausdina lietuviškai. Nu, ir bandom lietuviškas raidės. Nežinau, ar jų matosi, bet čia yra visos nosinės ir kitos raidės. Dar parodysiu jums pakėlęs tą klaviatūrą. Dabar matosi. Ir lietuviškas raidės yra viršutinė eilė, lygiai kaip ir ant kompiuterio, tai yra tie skaičiai. O laikinai išsijungia lietuvybė laikant Alt klavišą. Tai tiek.